Sveiki. Turbūt dar studijų suole girdėjot ir žinojot ir kalbėjot, kad lėtinis inkstų nepakankamumas sukelia visą eilę komplikacijų ir viena iš jų yra neuropatija, encefalopatija, ureminė koma. Kalbėdavom studentiškais laikais apie uremijos sukeltą miego sutrikimą, apie mėšlungius, galimus traukulius, bet visą aiškindavom dėl uremijos. Viskas čia paprasta, ureminiai toksinai kalti. Deja, yra žymiai sudėtingiau ir smagu, kad atsiranda mokslininkų, kurie giliau, plačiau gilinasi į šitą problemą. Inkstai ir smegenys, arba smegenys ir inkstai. Daug įdomių dalykų atskleidžiama. Ir tie visi mechanizmai, kas vyksta mūsų smegenyse, jeigu inkstai pradeda blogiau veikti, tikrai labai įdomus ir labai įvairūs. Pradedant nuo visur minimo oksidacinio streso, endotelio pažeidimo, baigiant encefalinio barjero pokyčiais. O ką jau kalbėti apie hemodializės, kurių metu hemodinamiškai gali pakisti perfuzija smegenyse, sutrikti autoreguliacija ir taip toliau. Ir kas iš to, turbūt svarbiausiai, kas iš to pacientui, jų pažintinės funkcijos sutrinka. Jis dar pradžioje to nejaučia, bet jos kuo toliau, tuo labiau sutrinka. Jau su toli pažengusiu inkstų nepakankamumu pažintinės funkcijos sutrinka beveik 70%, arba sakykime iki 70%. Tai labai didelė dalis pacientų turi šitą problemą. Ir dabar mokslininkai, čia turbūt prieš 5 metus, buvo suburti tokio labai aktyvaus italų mokslininko Giova Battista Capasso, vardą turbūt neteisingai ištariau, bet pavardė Capasso, buvo pakviesti ir suburti į europinį mokslininkų projektą pavadintą Connect. Connect tikslas buvo tirti, kaip tos pažintinės funkcijos sutrinka, kokios sutrinka, koks jų paplitimas, kaip nustatytą sutrikimą. Esmė projekto tai buvo suburt įvairių šalių mokslininkus, neurologus, nefrologus, neurofiziologus, patologus, farmakologus, geriatrus, labai plačiai, kad jie ateityje toliau aplikuotų ir vystytų tyrimų šitą kryptim. Ir Connect projektas buvo tikrai labai pavykęs, jis subūrė daugiau negu 30 šalių mokslininkų, daugiau negu 30, tai labai plačiai pritraukė specialistus iš įvairių šalių. Baigiamasis šito projekto aptarimas ir ateities planų numatymas buvo labai smagu, įvyko Kaune, čia buvo susirinkę šitie specialistai. Ir šiai dienai yra laimėtas naujas projektas, vėl per Europos partnerystės programą, kuri turi tokį sutrumpinimą ERA4 Health. Tai nėra ryšys su mūsų žinoma asociacija ERA, čia yra
susiję su Europos partnerystė, su Europos horizonto įvairiom moksliniam programom. Taigi, šitas naujas projektas, kuriame įtrauktos 5 šalis, tame tarpe ir mes, Lietuva, tirs, kaip fizinis aktyvumas gali padėti arba sulėtinti, arba gal net sustabdyti tų pažintinių funkcijų sutrikimą būtent inkstiniams pacientams. Tai bus tyriamos pacientų grupės dializuojami, transplantuoti ir pacientai iki dializės 3., 4. stadijos pacientai. Taigi tikrai kviečiu išklausyti Justinos Kurganaitės paskaitą. Jinai nuo pat pradžių dalyvauja visuose abiejuose projektuose ir netgi inicijavo mane įsitraukti į šituos projektus. Aš pradžiai skeptiškai žiūrėjau, galvojau, kas čia įdomaus. Viskas aišku, ureminiai toksinai, kam čia dar toliau gilintis, bet kai pradėti gilintis, tikrai labai labai įdomu. Tai linkiu gero klausymo. Labadiena, esu nefrologė Justina Kurganaitė ir sveikinuosi su visais jaunųjų nefrologų platformos tinklalaidės klausytojais ir ne tik. Šiandien noriu Jums papasakoti apie pažintinių funkcijų sutrikimą sergant lėtine inkstų liga. Taigi, kas yra tos pažintinės funkcijos? Kitaip tariant, tai yra aukštesniosios galvos smegenų žievės funkcijos. Jos leidžia atlikti kasdienės veiklas ir Amerikos psichologų asociacija išskiria pagrindinės, nors iš tiesų jų yra labai daug. Tai suvokimas, mokymasis, atmintis, supratimas, sąmoningumas, samprotavimas, sprendimas, intuicija ir kalba. Apibendrinant galima sakyti, kad pažintinės funkcijos yra sudėtingi psichiniai procesai susijęs su žinių įgijimu, manipuliavimu, turima ir įgyta informacija ir samprotavimu. Ir kitaip tariant, tai yra tos funkcijos, kurios daro žmogų žmogumi. Pažintinių funkcijų sutrikimas, manau, kad klaidingai labai dažnai siejamas išskirtinai su atminties sutrikimu, tačiau Amerikos psichiatrų asociacija yra pateikusi lengvo ir sunkaus pažintinių funkcijų sutrikimo apibrėžimus ir juose nurodoma, kad sutrikti nebūtinai turi atmintis. Taigi, sunkus pažintinių funkcijų sutrikimas, kitaip tariant, yra demencija. Ir apie demenciją šios paskaitos metu daug nekalbėsiu, todėl kad demencija tai yra sindromas, kurį gali sukelti labai daug įvairių konkrečių neurodegeneracinių ligų, tokių kaip Alzheimerio liga, Parkinsono liga, Levi kūnelio demencija ar frontotemporalinė ir kitos demencijos. Ir jau tokį sindromą ir tas neurodegeneracinės ligas nustato, diagnozuoja neurologai ir jie skiria gydymą. Šios paskaitos tikslas šiandien yra papasakoti Jums būtent apie lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą, pasireiškiantį sergantiesiems lėtinių inkstų funkcijos nepakankamumu ir pagal apibrėžimą tai yra nedidelis ar kitaip tariant vidutinis vienos arba kelių pažintinių funkcijų pablogėjimas, kurį pastebi ir išsako pats asmuo, kartais artimasis globėjas arba gydytojas. Visada rekomenduojama, kad tokį įtariamą pažintinių funkcijų sutrikimą mes patvirtintumėm standartizuotais neuropsichologiniais testais. Jeigu tokios galimybės nėra, tuomet remiantis tam tikrų klinikinių vertinimų, kuo skiriasi lengvas pažintinių funkcijų sutrikimas nuo sunkaus, tai yra nuo demencijos, tai tuo, kad toks sutrikimas iš esmės neblogina paciento savarankiškumo ir kasdienių įprastinių veiklų, nors ir gali prireikti papildomų pastangų toms minėtoms veikloms atlikti. Žinoma, būtina visada, įtariant pažintinių funkcijų sutrikimą, atmesti kitas gretutinės ligas, ypač psichikos ligas, tokias kaip depresija arba delyrą, dėl kurių laikinai ir negydant taip pat gali pasireikšti pažintinių funkcijų sutrikimas. Yra tam tikrų niuansų, diagnozuojant pažintinių funkcijų sutrikimą, kažkiek mes juos ir aptarsim šitos paskaitos metu, tai vis dėlto subjektyvumas, todėl kad
įtarti, atpažinti, atskirti ir diagnozuoti lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą, kai kada yra pakankamai sudėtinga. Reikia žinoti, kokį testą ar testus parinkti, žinoti vertes tų testų, kuriams jau esant galima sutrikimą diagnozuoti. Na ir žinoma, dažniausiai pažintinės funkcijas reikėtų vertinti pakartotinai, nes yra ir įvairių faktorių, tokių kaip paciento, pavyzdžiui, nuovargis atliekant testus ir kitų veiksnių galinčių iškreipti testavimo rezultatus. Taigi, kaip atskirti, kas yra norma ir nenorma, tai be abejo didesnė dalis sveikosios populiacijos patiria sveiką amžėjimą ir su tuo susijusius elgesio, atminties pokyčius, kada tampa epizodiškai sunkiau parinkti tinkamus žodžius tam tikrose pokalbiuose, galbūt laiks nuo laiko pamirštami kažkokie smulkūs darbai arba įvykiai, tačiau svarbiausia, kad tai neblogina paciento bendros būklės, bendro stovio, neblogina kasdienių veiklų ir žinoma yra sunkiau atskirti sveiką amžėjimą jau nuo lengvo pažintinių funkcijų sutrikimo. Demencija visą laiką yra lengviau diagnozuojama, nes yra žymiai ryškesnė. Jau kada pastebim ją kliniškai, tai būna ženkliai pasikeitęs paciento elgesys ir netgi emocijos. Tik pagrindinis akcentas dar, mano, būtų tas, kad lengvas pažintinių funkcijų sutrikimas tai nėra būtinai prodromas demencijai. Praktiškai paskaičiuota, kad kas 10 asmuo, kuriam nustatomas lengvas pažintinių funkcijų sutrikimas, išvysto demenciją. Kodėl kalbame apskritai apie pažintinės funkcijas ir apie jų sutrikimą sergantiems lėtinė inkstų liga? Todėl, kad jau seniai tyrimais yra įrodyta, kad lėtinė inkstų liga ir netgi pakaitinė inkstų terapija yra labai svarbus ir nepriklausomi rizikos veiksniai pabloginantis pažintinės funkcijas. Ir pažintinių funkcijų sutrikimas, būtent lengvas pažintinių funkcijų sutrikimas, yra 2-3 kartus dažnesnis sergantiem lėtinė inkstų liga, lyginant su sveika populiacija. Ir tas pažinimo sutrikimas koreliuoja su glomerulų filtracijos greičio mažėjimo, kitaip tariant, koreliuoja su lėtinės inkstų ligos stadija ir lėtinės inkstų ligos sunkumu. Pastebėta, ir manau, kad galbūt ir kolegos savo klinikiniam darbę pastebi, kad taip pat ir pacientai gydomi pakaitinė inkstų terapija turi požymių galinčių atspindėti lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą ir taip pat įrodyta, kad gydomi chemo arba peritoninė dializė tokį sutrikimą turi dažniau negu sveikoji populiacija. Na, o lyginant pakaitinės inkstų terapijos metodus tarpusavyje, tai yra chemo ir peritoninė dializė, tai lengvas pažintinių funkcijų sutrikimas dažniau pasireiškia sergantiems lėtinė inkstų liga 5 stadija ir gydomams hemodializė, lyginant su gydomais peritoninė dializė. Na ir tai aiškinama tuo, kad hemodializės metu yra sutrikdoma galvos smegenų kraujotaka, jos autoreguliacija, tuo tarpu atliekant peritoninės dializės procedūras tas poveikis sisteminiai kraujotakai, galvos smegenų kraujotakai yra minimalus. Yra duomenų, kad po inksto transplantacijos pažintinės funkcijos pacientams pagerėja lyginant su prieš tai buvusiomis, kada buvo taikomi kiti pakaitinės inkstų terapijos metodai, tačiau visiško pagerėjimo nėra stebima. Norėčiau iliustruoti savo šneką vieno tyrimo duomenimis. Tai buvo gan neseniai atliktas pilotinis tyrimas, vadinasi Cognitive HD tyrimas. Jo rezultatai publikuoti 2018 metais. Į tyrimą įtraukti beveik 700 hemodializę gydomų pacientų iš įvairių hemodializės centrų Italijoje, įvairaus amžiaus asmenys, nuo jaunų iki senų, su įvairių hemodializės stažu. Aišku, vyresni iš jų, dauguma jų turėjo gretutinės ligas, tokias kaip hipertenzija, cukrinis diabetas, išeminė širdies liga, kurios, aišku, savo ruožtu gali pabloginti pažintinės funkcijas, bet vis dėlto tyrimo rezultatai gana pribloškiantis, todėl kad iki 70% visų tyriamųjų buvo nustatytas lengvas pažintinių funkcijų sutrikimas. Šio pilotinio tyrimo dideli pliusai ir stiprybės yra tame,
kad buvo vertintos ir testuojamos įvairios pažintinės funkcijos, tokios kaip atmintis, mokymasis, dėmesys, kalba, kalbos raiškumas ir kitos. Ir kiekviena iš šitų pažintinių funkcijų buvo vertinama net 3 skirtingais testais. Na, tai rodo, kad tyrimo rezultatai iš tiesų yra patikimi ir reikšmingi. Ir dažniausiai būtent nustatytas dėmesio ir vykdomųjų funkcijų sutrikimas, tai yra gebėjimas planuoti ir atlikti užduotis. Svarbu paminėti, kad kiekvieno paciento tas lengvas pažintinių funkcijų sutrikimas yra skirtingas, vieno kažkokio šablono nėra, kitaip tariant, ir pasikartosiu, nebūtinai turi sutrikti atmintis, gali sutrikti bet kuri arba kelios pažintinės funkcijos, tokios kaip dėmesys, koncentracija, orientacija, kalbos raiškumas, žodžių parinkimas ir daug kitų. Ir praktiškai 2-3 tų pažintinių funkcijų sutrikimas, tai reiškia daugiau negu vienos, vis dėlto nustatytas tikrai nemažam skaičiui hemodializė gydomų pacientų, tai yra nuo 14 iki 17%. Kodėl kalbame mes apie tas pažintinės funkcijas? Tai, jau senai įrodyta, kad egzistuoja tokia smegenų ir inkstų ašis. Tai yra, kitaip tariant, esant inkstų pažaidai tiek kūniniai, tiek lėtiniai, keičiasi galvos smegenų veikla, keičiasi galvos smegenų struktūra ir tame tarpe keičiasi pažintinės funkcijos. Ir šiuo metu yra 2 populiariausios hipotezės, kurios ir aiškina šitų pažintinių funkcijų sutrikimų atsiradimą. Tai yra vaskulinė arba kraujagyslinė hipotezė ir neurodegeneracinė hipotezė. Tai aišku, kad veikia čia ir tradiciniai rizikos veiksniai, bloginantis pažintinės funkcijas, tai yra amžėjimas, diabetas, hipertenzija, dislipidemija, nutukimas, rūkymas, kurie yra susijęs su mikrokraujagyslių pažeidimu, bet prisideda ir endotelio disfunkcija, sisteminis centrinės nervų sistemos uždegimas, oksidacinis stresas besitęsiantis, ir galvojama, kad medžiagų apykaitos produktai, kuriuos mes dažniausiai tiesiog vadiname ureminiais toksinais, galimai sukelia ir tiesioginį neurotoksinį poveikį. Labai įdomu tai, kad mūsų organizme randamos natūraliai medžiagos, kurios yra aktyvios ar veikia kaip neurotransmiteriai, pavyzdžiui, ir guanidinas, kiti metabolitai kaupiasi galvos smegenų žievėje, kitose struktūrose, pavyzdžiui, speniniuose kūnuose, pogumburyje, kitose struktūrose, kurios yra atsakingos už, pavyzdžiui, mokymasi ir atmintį. Ir tai aiškinama, kad taip ir sukelia kognityvinį deficitą, taip pat ir homocisteinas. Irgi yra natūraliai randama medžiaga, tačiau ištirta, kad tie, kurie serga lėtine inkstų liga, šitos medžiagos, aišku, sukaupia organizme daugiau ir dabar homocisteinas įrodyta, kad yra siejamas su padidėjusiu protrombotiniu poveikiu, endotelio uždegimu ir endotelio disfunkcija, o taip pat ir su tiesioginiu neurotoksiniu poveikiu centrinės nervų sistemos ląstelėms. Norėjau atskirai dar paminėti ureminę intoksikaciją. Aš manau, kad dauguma iš jūsų galbūt ir patys taip galvojate ir pati taip mąsčiau. Ir manau, iš vyresnių daktarų galim išgirsti, kad viskas čia labai paprasta, kaupiasi medžiagų apykaitos produktai, tie vadinami išlakai ir jie sukelia tiesiog ureminę intoksikaciją. Iš esmės ir iš dalies taip sukelia tą ureminę intoksikaciją, bet jeigu žvelgtumėm giliau, detaliau, tai ne viskas yra taip paprasta. Manau, dar gal kai kurie atsimena laikus, kada, gal sakykime, iki hemodializės eros pradžios, tai pacientams tos gydymo galimybės, lėtinės inkstų ligos gydymo galimybės buvo žymiai blogesnės ir aišku, tikrai sukeldavo ir ureminės encefalopatijas, buvo stebima ir ureminės komos atveju. Dabar tokių atvejų tikrai yra nedaug ir daugiau jie pasireiškia tik tai esant ūminiai inkstų pažaidai. Todėl ta tokia populiari idėja ir aiškinimas, kad čia viskas suveikia dėl ureminės intoksikacijos, yra truputėlį nuėjusi. Ir daugie įrodymų iš tyrimų su gyvūnais, kad pagrinde vystosi hematoencefalinio barjero pažaida dėl mikroglijos ląstelių pažaidos.
nėra pakenkiami visi neuronai dėl būtent tų reminių toksinų, bet būtent mikroglijos ląstelės. Šios ląstelės normoje, esant sveikai būklei, atlieka daug funkcijų, bet jos atsakingos ir už galvos smegenų plastiškumą ir regeneraciją, ir už uždegimo slopinimą. Tačiau esant padidėjusiam medžiagų apykaitos produktų kiekiui, šios ląstelės yra tiesiogiai dirginamos, aktyvinamos ir jos išskiria prouždegimiškai veikiantį interleukiną 1 beta. Ir apie šį interleukiną dar užsiminsiu savo prezentacijos metu, todėl kad šiuo metu ir gydymo galimybės teoriškai, tyrimai, kurie vykdomi, yra nukreipti būtent prieš interleukino 1 beta slopinimą. Būtina paminėti yra mikrokraujagyslinį pažeidimą, tai labai svarbi visos patogenezės dalis. Dėl arteriolių poveikio ir pažaidos matrikso metaloproteinazių padidėjusio aktyvumo, elementarios kalcifikacijos, kuri vystosi sergant lėtine inkstų liga, dėl pačios hipertenzijos, natrio, druskos poveikio, trombocitų disfunkcijos, tos pačios mikroglijos aktyvacijos vystosi smulkiųjų kraujagyslių aiškinančių galvos smegenyse pažaida, kuri pasireiškia kliniškai. Pavyzdžiui, stebint atliekant galvos smegenų magnetinio rezonanso tyrimą, tai pasireiškia baltosios medžiagos židiniais padidėjusio intensyvumo, taip pat mikroinfarktais ir mikropakraujavimais, kurie be abejo visi ir sąlygoja blogėjančias pažintinės funkcijas. Tai kaip ir minėjau, tie pokyčiai galvos smegenyse, lyginant sveikuosius ir sergančius lėtine inkstų liga, yra akivaizdus. Tai galim stebėti, jeigu atliktumėm apskritai rutiniškai magnetinio rezonanso tyrimą galvos smegenų, tai matytumėm tam tikrų laikotarpių, kad yra tendencijos sergantiems lėtine inkstų liga mažėti galvos smegenų tūriui, plonėti žieviai, vystytis žievės atrofijai, akivaizdus yra baltosios medžiagos nykimas, skilvelių išplatėjimas, yra stebimi tie baltosios medžiagos padidėjusio intensyvumo židiniai, galima rasti visiškai tylių, slaptų, besimptomių infarktų, kurių randama net 50% sergančių lėtine inkstų liga, tiesiog taip rutiniškai atliekant magnetinio rezonanso tyrimą, ir yra 2-3 kartus dažnesnė insulto rizika. Taigi pažintinių funkcijų sutrikimo patogenezė sergant lėtine inkstų liga yra tikrai kitokia negu bendrojoje sveikojoje populiacijoje. Dėl labai daug faktorių poveikio, kaip ir minėjau, keičiasi galvos smegenų struktūra, bendrai tiek atskirų struktūrų, taip pat ir hipokampo, apie ką aš jums taip pat užsiminsiu. Tai dar vienas tyrimas iliustruojantis, kaip sumažėjęs glomerulų filtracijos greitis ir albuminurija iš tiesų yra susiję su pažintinėmis funkcijomis ir tai yra nepriklausomai rizikos veiksniai, kitaip tariant, nepriklausomai vienas nuo kito, tai yra arba esant glomerulų filtracijos greičio sumažėjimui ir arba esant albuminų išlapime, galime prognozuoti, kad toks pacientas ilgainiui tikrai turės pažintinių funkcijų sutrikimą. Na ir kaip ir minėjau šiek tiek anksčiau, magnetinio rezonanso tyrimas rodo tą patį, ką ir kiti tyrimai šio tyrimo metu, kad stebimi pakitimai galvos smegenyse, tai yra baltosios medžiagos židiniai, sumažėjęs galvos smegenų tūris, stebimi infarktai, mikropakraujavimai. Kodėl albuminurija yra rizikos veiksnys ir pažeidimo žymuo, tai aiškinama tuo, kad glomerulų ir galvos smegenų hematoencefalinį barjerą sudarančios smulkiosios kraujagyslės, kapiliarai iš tiesų yra labai panašios struktūros ir apskritai galvos smegenų ir inkstų autoreguliacija kraujotakos yra labai panaši, veikia panašiais principais. Ir dėl to tie tradiciniai rizikos veiksniai ir netradiciniai rizikos veiksniai glomerulų kapiliarus ir hematoencefalinį barjerą pažeidžia labai panašiai, todėl pagal albuminuriją ir galima prognozuoti pažintinių funkcijų pablogėjimą. Man pačiai buvo labai įdomu tai, kad sergant inkstų nepakankamumu, lėtinė inkstų liga, vystosi labai svarbios galvos smegenų struktūros, tai yra hipokampo pokyčiai. Manau, kad žinote, kad hipokampas apskritai evoliuciškai yra labai sena galvos smegenų struktūra, ji yra atsakinga už
atmintį, mokymąsi, naujų dalykų įsiminimą ir tų žinių pritaikymą kasdieniams veikloms. Tai pasirodo, kad sergant lėtinė inkstų liga gana reikšmingai mažėja šitos struktūros, tai yra pačio hipokampo ir atskirų hipokampo struktūrų tūris. Ir tas struktūrų tūrio sumažėjimas koreliavo su greitos ir uždelstos atminties pablogėjimu ir apskritai bendru blogesniu pažintinių funkcijų įvertinimu. Dar vienas įdomus pavyzdys, tai istorija apie Londono taksistus, aišku, ta istorija tikrai tinka bet kurio miesto vairuotojams, tai vėlgi buvo atliktas galvos smegenų magnetinio rezonanso tyrimas dviems grupėms asmenų. Vienoje grupėje tai buvo Londono taksistai dirbę be navigacijos programėlių, tai kitaip tariant, jie turi išlavintą atmintį, atsimena gatvių tinklą, gatvių pavadinimus ir naudojasi tik tai savo atmintimi, nuveždami klientus. Ir kita grupė buvo taksistai besinaudojantis jau navigacijos programomis. Tai pastarųjų, tai yra tų, kurių panašu atmintis lavinama yra mažiau ir atmintis apskritai naudojama mažiau kasdieniam darbe. Ir tų asmenų hipokampas buvo tikrai ženkliai sumažėjęs. Tai čia kalbame apie sveikuosius, tai tas pats stebimas ir sergant lėtinė inkstų liga. Taigi tiek apie patogenezę, kur iš tiesų labai sudėtinga ir tikrai dar iki galo neįminta, kaip reikėtų tas pažintinės funkcijas vertinti sergantiems lėtinė inkstų liga. Iki neuropsichologinio vertinimo, tai yra tų specifinių testų atlikimo, iš tiesų reikėtų atkreipti dėmesį į savo pacientų elgesį, bendravimą, galimus nuotaikos pokyčius. Ir jeigu nepastebim patys, tai dažniausiai juos pastebi artimieji ir išsako artimieji. Būtina taip pat atmesti tam tikras ligas, tokias kaip depresija, miego apnėja, kurios šiek tiek iškraipo pažintinių funkcijų vertinimo, nes apskritai negydant miego apnėjos ir depresijos pažintinės funkcijos blogėja dėl pačių ligų. Ir įsitikinti, kad pacientas nepatiria reikšmingų miego sutrikimų. Ir galime jau prie paciento lovos, tiesiog kasdieną bendraudami su savo pacientu, šiek tiek jį paprovokuoti tam tikrais klausimais, ir stebėti, kaip pacientas orientuojasi, kaip atsako, kokius žodžius parenka. Ir šiuo metu net ir yra rekomenduojama tokių mini užduotėlių, kurias galima atlikti su savo pacientais. Pavyzdžiui, norėdami vertinti orientaciją laike arba vietoje, paklausti galime, ar atsimena koks metų laikas, diena, mėnuo. Jeigu tai yra per daug paprastas klausimas pacientui, tai tada galima vertinti, pavyzdžiui, dėmesį arba atmintį, duodant labai paprastas užduotis. Tai yra pasakyti žodį ir paprašyti, kad pacientas tą žodį pasakytų paraidžiui atbulinė tvarka, arba pasakyti 3 žodžius ir paprašyti po 5 minučių tuos žodžius pakartoti. Ir tokių užduočių yra daug, kurias tikrai galim kiekvienas iš mūsų savo kasdieniai praktikoje pabandyti atlikti su savo pacientais ir manau, kad rezultatai pakankamai mus nustebintų. Mane pačią labai nustebino laikrodžio piešimo testas. Iš pažiūros sveiki mūsų pacientai, sergantis lėtinė inkstų liga, vaikštantis 3 kartus per savaitę į hemodializę. Tai vis dėlto didžioji dalis pacientų nesugebėjo nupiešti laikrodžio. Net jeigu ir, pavyzdžiui, hemodializės metu laikrodis kabo ant sienos priešais juos, tai patyrė daug sunkumų pavaizduodami taisyklingą apskritimą, pavaizduodami laiką, nupiešdami rodikles, susimaišę skaičiuose, skaičių eiliškume. Taip kad labai įdomus yra tokio, kaip sakau, provokacijos rezultatai. Ir reiktų atsiminti, kad šiaip neurokognityvinių tų testų jų yra daug, ne visi jie iš tiesų yra tinkami vertinti atskiras pažintinės funkcijas. Pavyzdžiui, visiems žinomas MMSE tyrimas, tai yra trumpasis protinės būklės įvertinimo testas. Jisai populiarus ir žinomas ir kai kurie tikriausiai yra jį ir atlikę. Ir šeimos klinikoje dažnai atlieka geriatrijos kabinetuose. Tačiau reikia suprasti, kad jisai daugiau vertina bendrai pažintinių funkcijų lygmenį ir daugiau yra specifiškas tam tikrų demencijų, ypač Alzheimerio ligos sąlygotos demencijos nustatymui. Ir tikrai nėra pakankamai jautrus, nustatant
lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą. Todėl, kaip ir minėjau, to pirminio, sakykime, ištyrimo metu, kada jūs pacientui užduodat tam tikrus klausimus ar duodat nesunkes iš pažiūros funkcijas, jeigu jūs tokį sutrikimą įtarėte, yra labai tikslinga nukreipti specifinių neurokognityvinių testų, geriausia ne vieno, o kelių atlikimui pas apmokytą specialistą, nes toks ištyrimas apskritai reikalauja laiko, pasiruošimo, pasirengimo tiek tyrėjo, tiek tyriamojo ir bus, aišku, tada žymiai tikslesnis ir informatyvesnis. Šiuo metu jau kalbama vis plačiau apskritai apie demencijos problemą pasaulyje, tai žinoma, to dėmesio daugiau skiriama ir tam lengvam pažintinių funkcijos sutrikimui. Ir kalbama apie tai, kad labai naudingas tikriausiai būtų skryningas, tas vadinamasis, tai yra pirminės sveikatos priežiūros grandies įsitraukimas, šeimistų įsitraukimas, kada nesudėtingi trumpi testai galėtų būti atliekami pas šeimos gydytoją. Na, pavyzdžiui, geriatrinė depresijos skalėje gali atlikti pacientas pas šeimos gydytoją. Tam tikrus klausimynus galima apskritai duoti pacientams į namus, kad užpildytų namuose ir atneštų vertinti specialistui. Ir kaip ir minėjau, kognityvinių tų funkcijų vertinimo testų yra iš tiesų daug. Reikia žinoti, kokį atlikti ir rekomenduojama atlikti ne vieną. Pasikartosiu apie MMSA tyrimą, kad iš tiesų daug senesnių klinikinių tyrimų, kurie buvo atlikti su sergančiais lėtine inkstų liga arba, pavyzdžiui, hemodialize gydomais pacientais, ir tų tyrimų metu buvo vertintos pažintinės funkcijos, būtent naudojant MMSA tyrimą. Tokių klinikinių tyrimų duomenys nėra patikimi ir neatspindi realios situacijos, kalbant apie lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą. Ir šiuo metu vis daugiau kalbama, kad tikrai tikslesnis, specifiškesnis yra MOCA testas. Neurologai jį gerai žino, taiko savo klinikinėje praktikoje taip pat. Nu, kalbant konkrečiai apie sergančius lėtinę inkstų ligą, tai buvo atlikta palyginamųjų tyrimų ir įrodyta tais tyrimais, kad MOCA tyrimas kaip neurokognityviniai būklei vertinti skirtas testas tikrai tikslesnis ir specifiškesnis. Ir taip pat labai svarbu, kad jis padeda įvertinti tam tikras pažintinės funkcijas, tokias kaip gebėjimą planuoti ir atlikti veiklas, o šitos pažintinės funkcijos gan dažnai nukenčia sergant lėtinę inkstų ligą. Štai dėl ko šitas testas, MOCA testas, yra tikrai labai parankus. Čia norėjau pateikti Jums pavyzdį pačio testo, kokie jie gali būti įvairūs ir įdomus ir žaismingi, tiek pačiam tyrėjui, tiek manau, kad ir pacientui, tai yra tyriamajam, bet kartu gali būti ne tik žaismingi, bet ir labai informatyvūs. Pavyzdžiui, galima atlikti paprastą testą, tai yra pateikti pacientui 3 skirtingos sudėtingumo figūras, kurias reikia sudėti tiesiog atkartojant pagal esamą pavyzdį. Ir asmuo, tyriamasis pacientas, žvilgčiodamas, turėdamas pavyzdį priešais save, turi sudėti tokias pačias 3 figūras. Ir nustatyta, kad tie pacientai, kurie dažniau žvilgčioja į pavyzdį, ilgiau žvilgčioja į pavyzdį ir apskritai ilgiau užtruko atkartodami figūrą, ją sudėliodami, ypač tą trečiąją figūrą, pačią sudėtingiausią, tai rasta koreliacija tarp jų pažintinių funkcijų tokiems asmenims. Pagal šito testo atlikimą nustatytas ir pagal kitus testus, kognityvinius, neurokognityvinius, iš tiesų lengvas pažintinių funkcijų sutrikimas. Ir kokios gydymo galimybės šiai dienai yra lengvo pažintinių funkcijų sutrikimo. Vėlgi apie demencijos gydymą nekalbėsiu, nes, kaip ir sakiau, demencija tai yra sindromas, kuris sukelia tam tikros specifinės neurodegeneracinės galvos smegenų, centrinės nervų sistemos ligos. Jas turi jau diagnozuoti neurologai ir skirti specifinį gydymą, jeigu toks yra medikamentinis. Kalbant apie lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą, kol kas esame aklavietėje, nes medikamentinio prevencinio ar tiesioginio gydymo kol kas neturime. Galime kalbėti tik tai apie ateities galimybės. Ir šiuo metu klinikiniai tyrimai, gal daugiau vis dėlto ikiklinikiniai tyrimai yra nukreipti į tam tikrus vaistinius preparatus, tai yra kanakinumabą ir kolchiciną, nes ir vienas ir kitas mažina uždegimą. Tai minėjau Jums patogeneziją
labai svarbų interleukiną 1 beta. Tai kanakinumabas yra monokloninis antikūnas prieš žmogaus interleukiną 1 beta. Kanakinumabas yra naudojamas klinikiniai praktikoje, tai yra registruotas vaistas tam tikroms specifinėms būklėms gydyti, tačiau pelių modeliuose šita veikli medžiaga sumažino smegenų infarkto dydį, smegenų edemą ir pagerino pelėms paskirtų tam tikrų užduočių atlikimą, pagal ką ir daroma išvada, kad gerėjo tų pelių pažintinės funkcijos. O kolchicinas gan nevienareikšmiškai vertintinas vaistas, nes tyrimuose su gyvūnais, skiriant tiesiogiai galvos smegenis, tai teigiamo poveikio nebuvo, atvirkščiai veikia neurotoksiškai, tačiau suleidusi veną jau veikia kaip uždegimą centriniai nervų sistemoje slopinantis preparatas. Taip, kad šiuo metu, norėdami gerinti lėtinę inkstų ligą ar pakaitinę inkstų terapiją gydomų pacientų dalį, tokių pacientų, kurie turi lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą, reikėtų bandyti gydyti nemedikamentiškai. Tai yra išsiaiškinti, ar neturi miego sutrikimų, kurios galėtume valdyti ir gydyti, pasiūlyti pacientams socialiai įsitraukti į tam tikras veiklas, į būrelius, arba padėti įsitraukiant į tokias veiklas. Galima siųsti neurologui arba psichologui dėl neuroreabilitacijos ir neurostimulacijos pritaikymo. O aš trumpai pakalbėsiu apie mitybą ir fizinį aktyvumą ir kokia yra svarba šitų veiksnių, gydant arba gerinant lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą. Tai mityba labai svarbi, nes maistas iš tiesų yra smegenų vaistas. Bloga žinia ta, kad vėlgi šiuo metu neturim konkrečių rekomendacijų dėl dozavimo, skirimo trukmės, kai kada ir trūksta pilnai įrodymų dėl prevencinės naudos, tačiau turimi tyrimai rodo, kad tam tikri vitaminai gerina pažintinės funkcijas, būtent sveikų asmenų populiacijai, tai manoma, kad gerina ir pažintinės funkcijas sergantiem lėtine inkstų liga. Tai įrodyta, kad vitaminas B, folinė rūgštis, kuriuos beje labai dažnai vartoja sergantis lėtine inkstų liga, tai šios medžiagos sumažina homocisteino kiekį, o kaip ir matome, patogenezėje homocisteinas vaidina svarbų vaidmenį. Taip pat vitaminas E ir polifenoliai tikrai įrodyta, kad mažina oksidacinį stresą. Oksidacinis stresas taip pat yra patogenezės labai svarbi grandis. Labai dažnai stebim pacientams vitamino D trūkumą, tai be visų kitų teigiamų poveikių vitamino D yra jau dabar tam tikrų nustatyta koreliacijų ir su geresnėmis pažintinėmis funkcijomis, kada yra atstatomas vitamino D trūkumas. L-karnitinas pagerino pelių pažintinės funkcijas, gaila dar neturima tyrimų su žmonėmis. Nesočiosios riebalų rūgštės, Viduržemio jūros dieta tikrai laikoma dietos etalonu, tai tikrai gerina pažintinės funkcijas sveikų asmenų tarpe. Tik tai dar trūksta įrodymų apie galimą prevencinį poveikį. Įdomus tyrimai atlikti su druska, tai tyrimuose su pelėmis, pelės buvo šeriamos maistu su padidintu druskos kiekiu. Tai tam tikrų specifinių užduočių atlikimas buvo ženkliai blogesnis tokioms pelėms, tai daroma išvada, kad druska tikrai blogina pažintinių funkcijų būklę. Ir mėlynės laikomos super maistu. Pavyzdžiui, nutukusioms pelėms, duodant maisto davinius su mėlynių ekstraktais, prieš tai buvęs ir stebėtas kognityvinis sutrikimas pagerėjo. Tai kitaip tariant, dar galim daryti ir kitą išvadą, kad nutukimas iš tiesų yra veiksnys, kuris blogina pažintinės funkcijas. Tai žinoma tiek sveikoje populiacijoje, tiek sergantiem lėtine inkstų liga. Ar fizinis aktyvumas svarbu? Atsakymas vienareikšmiškai taip. Dėl fizinio aktyvumo rekomendacijos labai panašios yra kaip ir sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, kad fizinis aktyvumas turi būti dozuotas, reguliarus. Rekomenduojama, kad kasdien tam tikrą laiką pacientas skirtų fiziniai veiklai ir pratimai turėtų būti aerobiniai, tai yra gerinantis ištvermę, raumenų jėgą didinantis, gerinantis pusiausvyrą, koordinaciją,
labai tinka paprastas tiesiog vaikščiojimas, nes taip pat yra žinoma, kad padidėjęs griuvimų dažnis koreliuoja su blogesnėm pažintiniam funkcijom, taip kad taip pat atkreipti dėmesį raginu, jeigu pacientai iki tol buvo atrodo pakankamai aktyvus ir sveiki, jūs išgirstate, kad griūnant dažnai namuose susimuša, tai greičiausiai tai rodo ir prastesnį kognityvinį statusą. Na, man pačiai buvo labai įdomus vienas tyrimas su pacientais, kada buvo vertinamas rankos stiprumas dinamometru 3-5 stadijos lėtinė inkstų liga sergantiems asmenims. Na ir nustatyta, kad tų asmenų, kurių rankos stiprumas buvo ženkliai blogesnis už kitų, jų pažintinės funkcijos, kurios beje buvo vertintos net 3 skirtingais testais, iš tiesų buvo ženkliai prastesnės. Taip kad reikia skatinti pacientus būti fiziškai aktyviems pagal savo galimybės ir įtraukti greičiausiai ir į tam tikras veiklas, raginti žygiuoti, vaikščioti, burtis draugėn su kitais panašaus galbūt amžiaus pacientais, kad ta fizinė veikla būtų daugiau motyvuojanti. Na ir apibendrindama, noriu pasakyti, na, visiems tikriausiai gerai žinoma tiesa, kad tos pažintinės funkcijos, jų sutrikimas sergantiem lėtinė inkstų liga yra žinoma problema. Aš manau, kad savo klinikiniai praktikoje dauguma iš mūsų pastebim, kad keičiasi mūsų pacientų elgesys, nuotaikos, bendravimas ilgainiui. Deja, pati problema, kad ir kokia yra didelė, plačiai paplitusi, ką matom iš klinikinių tyrimų, bet iki galo ji yra nepažinta. Ir nors iš tiesų dar išlieka neatsakytų klausimų, kalbant apie patogenezę, bet vis dėlto dar daugiau klausimų kyla, kada pradėti testuoti pacientus, kam siūsti, kas tos testus turi atlikti, kiek testų atlikti, kokius juos atlikti, ar atlikti vizito metu, kuris yra pakankamai trumpas pas nefrologą, arba, pavyzdžiui, hemodializės sesijos metu. Ir dabar rekomenduojama iš tiesų neatlikti per hemodializę, nes pacientai išsiblaško, jos blaško kitas personalas, kiti pacientai, jiems nėra tai natūrali aplinka. Ir kiti klausimai, patys svarbiausi, ir kurių, manau, kiekvienas gydytojas nori, tai yra kokį gydymą pacientams paskirti. Tai šiuo metu dėl pažintinių funkcijų apskritai gerinimo, paciento visos bendros būklės gerinimo, reikia nepamiršti senų gerų dalykų, tai yra mitybos ir fizinio aktyvumo. Tai linkiu sėkmės, pastebint lengvą pažintinių funkcijų sutrikimą savo pacientams.